Sveiki visi, šiandien norėtum parodyti, kaip barbariškai elgėsi Alytaus Didžiosios kunigaikštystės batalionas. Kaip matom, jų teritorija aptverta neteisėtai, besiribojanti su mano žeme. Matom apačioj Nemunas. Erozija, medžiai nugriuvę supuvę visi. Ir šiuo metu čia randasi ir esam Alytaus Sudvajų genetiniam draustiny. Normaliai skamba. Bet pasižiūrėkit, visi medžiai verkia, kur yra beržai, iš visų sula bėga. Labai smagu. Visi matos drėgni kamienai. Nu ir einam, parodysim labai įdomų dalyką. Egzempliorių įdomų. Kaip matom, kalno šlaitas, medžiai krenta, net laiko visi. Nes medžiai yra visi sušaudyti. Keisčiausia, kad rašėm į aplinkos apsaugos departamentą ministrui. Ministras pasirodo šitame reikale nemato nieko blogo. Pasirodo, gerbiami tautiečiai, va šitas pažeidimas, tai viso labo nepažeidimas. Čia vadinasi sulos leidimas kareiviškai. Vat įsižiūrėkim ir tai matosi Alytaus Sudvajų genetiniam pušyno draustinį. Kaip matom, va čia bandys mūsų kareiviai sakyti, kad čia rusai sušaudė, bet kaip matom, eglutė, kuriai maks 8 metukai, tegu bus 10 metų, bet rusai iš čia pabėgo jau 30 metų atgal. Čia irgi tas pats, matos. Sula kareiviškai vadinasi. Aš čia vadinu, gerbiami, sula kareiviškai. Kad nereiktų ten gręžti, kam ten, paimi kulkosvaidį, tratata ir turi daug gražių skylučių. Kaip matot, visur, visi medžiai, jeigu atkreipsi dėmesį, kuris be prieisi prie bet kurio medžio, visi medžiai bus sunaikinti iki nežinau ko, praktiškai nėra sveikų medžių likę, visi yra sunaikinti. Čia nesimato, tuo vadaisim prie ekskliuzyvinių egzempliorių sulos leidimo. Matom, koks gražus sulos leidimo egzempliorius. Gaila, čia aišku eglė, čia turbūt bandė smalą leisti, bet lyg tai nesileido iš eglės. Bet kareiviai matyt bandė. Atkreipkite dėmesį. Medžių nėra, nelikę. Yra likę tik tai lazdynai. Visur išvirtę kelmai. Baisinė erozija visur yra. Ir dar kartą priminsim, kad randamės Alytaus Sudvajų genetiniam draustiny. Čia apačioj yra, matom, erozija, medžiai guli visi. Iš visų pusių guli. Visur skylės iš visų. Tai yra, bet einam vis toliau. Čia, kaip sakyt, net čia tik priedas prie gražiausio eksponato.
mūsų Sudvajų. Čia reiktų žymėti. Pušis. Kaip matosi sušaudyta visi juoduliai, kur mato, tai yra visur suėję kulkos. Per 25 metus. Čia aišku labai įdomus ir gražus pavyzdys. Čia matyt leido mūsų piliečiai, kareiviai smalą iš eglės, iš pušies. Čia net laikė vargšas beržiukas. Čia kaip sakyt, kaip matom, erozija visur baisi. Čia irgi ąžuoliukas net laikė. Buvo nunaikintas. Matom visur vien kelmai nugriuvę. Bet ten irgi matosi sula bėga. Visas medis juodas šviežiai, visas matosi kaip bėga. Nu ir ateinam prie labai gražaus egzemplioriaus Sudvajų miške. Tai yra Lietuvoje saugotinas medis, gerbiami. Čia, kaip matom, saugotinas ąžuolas yra, kuriam jau ne 100 metų, bet Alytaus bataliono mūsų saugotojai jį sunaikino galutinai. Kad jis yra saugotinas ir šitų daiktų yra nedaug, mes atsinešėm metrą. Atleis man medelį, įdėsim metrą. Įdėjom metrą ir apeisim, apmatuosim jo diametrą. Matuosim kitur, ne storiausioje vietoje, o kamieną apmatuosim. O lėlė! Kaip matom, mūsų saugotinas medis, kurių Lietuvoje yra tik tai 100. Jis yra 4 metrai. Dar kartą apeisim, kad įsitikintų visi. Jeigu čia matuotum apačią, jis būtų 6 metrai. Nu ir čia, kaip matom, šitas vargšas Dievo kūrinys labai daug pernešė pasikesinimų, galima taip sakyti, kaip matom, šonę sunaikint. Apsidairykit aplinkui, visur yra išplauta, išnaikinta. Ir tai yra 2 draustiniai. Tai yra Nemuno apsauginiai juosta 100 metrų, daugiau dabiški. Čia yra Sudvajų genetinis draustinis. Kaip galima buvo išduoti leidimus naikinti tokį mišką ir naikinti tai barbariškai, matom, čia dar kartą priminsiu, kadangi bandau tapti medžiotoju, laikau kursus, kaip matom, miškas, atsisukam, miškas nėra labai tankus, bet ir nėra, skaitosi jau šiuo metu porytis miškas. Ir matom, kaip jisai visas sušaudytas kulkų. Nueikim giliau. Čia variminės medžioklės ypatumai galėtų būti. Kaip matom, stovi ąžuolas. Einam toliau. Kaip matosi, kiek eina kulkos. Iki kiek taikinys stovi. Papuolė ąžuolas ant to perimetro taikinio. Ir žiūrėkit, kaip jis yra sunaikintas. Šitas medelis matosi sušaudytas, kada jis jau buvo didelis. Kaip matom, jis sušaudytas, kada jisai buvo didelis. Niekada rusai čia buvo ar kažkas. Tai yra mūsų Alytaus
bataliono. Aš juos vadinu barbarais, nes tik barbaras gali taip nepagarbiai elgtis su Lietuvos gamta. Va, matom, kokia yra žala padaryta. Kokia yra žala padaryta gamtai. Net nebijoju, kad čia yra ne vienas ir ne du žuvę žvėrys ir taip toliau. Kaip matom, va. O čia variminės medžioklės. Ir čia galima dar maždaug apie 500, o gal net ir toliau. Ta patį mes matysim. Atsisukit, gerbimi medžiotojai būsimi, pagalvokite apie variminės medžioklės, kaip kulka ir kaip prie kašėtas eina kiaurai į mišką. Kokia žala. Čia matom, va. Medis, atleisk mum. Matom, medis bėga. Va, sušaudytas, šviežiai sušaudytas. Matom, žievė, va, šlapia. Nu, jau prie šitos vietos turbūt rusų niekaip neprikišim. Dėja. Ir dar kartą noriu parodyti, kaip taikinių juostoj. Vat matom mūsų ąžuolas istorinis, kuris yra įtrauktas į saugotinus. Bet Alytaus Didžiosios kunigaikštystės bataliono vadui niekas nėra svarbu. Kaip matom, va, visas perimetras, įsižiūrėkit visi, kaip jis yra sunaikintas. Jeigu atkreipsit dėmesį, likę tik tai medžiai, jaunuolynas ten 5-10 metų. Matot, viršuj, visur kur kerpė juoda, visur šovinys. Artėjom prie čia. Bet ministras buvęs tame pažeidimų nemato. Keista. Ir dabar, gerbiami piliečiai, visi pasižiūrėkim ir nupjaukim kur nors patys medį ir koks bus šumas ir koks bus baisumas. Neatsilaikysiu, dar noriu per šito gražuolio tą gumbą pamatuoti, pasidžiaugti tokiu medžiu, aišku, palinkėti Alytaus bataliono vadui sveiko proto ir pagarbos